Labas rytelis, šiandieną mūsų rytas prasideda nuo Kinakudžio. Tai yra UNESCO paveldas įtrauktas pastatėlis. Einam, mes dabar aplankysim jį. Turėtų būti labai gražus. Va, žemėlapis. Mums reikia į šitą gražų. Šitas miestas visas mokamas. Kiote visos šventyklos beveik kainuoja. Niekur kitur beveik nemokėjom. Niekur nemokėjom. Kiote visur po 500. 500. Čia neaišku, kiek kainuoja, gal čia 1000 kainuos. Susimokėjom 500 žmogui. Gavom brošiūrą. Gavom labai gražius bilietus. Už tą ir susimokėjom tas 500. O dabar einam pažiūrėti. Jau matos, kai gražu. Tai čia yra skirtingų budistų laikotarpių pastatyta, dėl to taip skiriasi. Yra pirmas aukštas vieno laikotarpio, antras aukštas kito laikotarpio, trečias aukštas kito laikotarpio dar. Dėl to skiriasi pastatymas. Ir kažkada šitą šventykla buvo sudegus, tai vienuolis kažkoks išpratėjęs padegė tiesiog ir ją po to atstatė vėl. Mirksi. Testuok. Na. Padegė vienuolis kažkoks. Čia, kur gyvena vienuolis, jisai padegė. Tai čia nebe original. Pratėjęs. Original. Ne original. Tai pagal original brėžinius. O tai kada atstatė? 1,9 kažkada, man rasa, 1,8. Smirda, kakį. Bet tai atstatė visą original taip, kaip buvo ir padengė auksu. Bet jis nebeturi savo istorijos. Jau šitie medžiai nieko nebematė. Nu, čia naujas visas. Tai nejaunas, pagal brėžinius pastatytas senos. Čia va yra toks takas, gali pravaikščiot. Nu, bet daugiau kaip ir nieko, tiesiog suvenyrų šopai. Labai viskas turisto padaryta. Va, ar verta 300? Manau, kad verta. Geriau nei pakabutė. Nes šiaip tai šitokio negausi. Jeigu busy sezonas, tai tiesiog gauni lapuką jau padarytą. Kinakudžio review. Kam? Rima, kiek vertini? Autentiškumą? Nu? 10. Turisto? Turisto vertinimas? Vertinimas buvo gražesnis. Buvo gražesnių, man tai nepatiko. Galiu pasakyti, huinečia kažkokia. Viskas turistam. Beveik kiek palapinių, suvenyrai, viskas, tai atrodo pirk. O visas tas senovinis grožis, čia į UNESCO įtraukta, tai seniai, čia nesąmonė kažkokia. Nežinau, man tai nekaip atrodo. Atėjom į Panel Cafe. Ir čia turėtų būti tokie fluffy pankeikai. Aš galvoju, kad daug kur parduoda tos pankeikai. Ir čia yra labai didelė eilė. Nu, mes pabandysim palaukti. Pažiūrėsim, ar verta. Atėjom, užsisakėm karamelinį ir mačą. Labai skaniai atrodo. Čia žmonės valgo, mes irgi tai valgysim. Atnešė mūsų blynus. Nu tikrai džigl daro. Gerai, valgom. Išėjom iš Panel Cafe. Įvertinimas koks? Jeigu skonio prasme, tai jaučiu kokį 9,5, nes tikrai labai skanu šiandien. Nu, skanu buvo. Bet viso to laukimo prasme, nežinau, kiek verta laukti. Bet verta. Ir fluffy. Žodžiu, overall gerai. Einam tą kiekiomis sudera. Ir čia kažkoks drakonas.
Žodžiu, išsiaiškinom, kad čia yra labai reta šventė, kur ne kiekvienas pamato. Įvyksta kovo, balandį ir dar kažkurį ten mėnesį. 3 kartus per metus tik tai vyksta. Tai čia, žodžiu, atgyja šitos šventyklos drakonas ir vaikšto po parduotuvės kaip globėjas, tipo, kad ten viskas gerai būtų ir panašiai. Rima traukia gačią. Tokį, kur ten tipo gali ištraukti meilę, ten ramybė, ten, žinai, fortūna, geras sėkmė ir panašiai. Rima tiesiog fortūną ištraukė, sako, ne, nenoriu, trauksi dar kartą. Traukia dar kartą irgi fortūną ištraukė. Dvigubą fortūną. Už tai mums ir seka šitą visą kelionę. Gerai, tai ar gerai turėtų šalia savęs sėkmę, taip pa. Mes atėjom iki Kijomizu-dera, o drakonas grįžo atgal į šventyklą. Mums pasisekė 2 kartus netgi. Grįžta atgal. Nu ką, kaip ir visur, Kijote, Kijomizu-dera neišimtis, bilietukas 500 jenų. Čia nuo kiekvieno žmogaus po 500. Pažiūrėkit. Įsivaizduojat, kiek padaro? Pasidaro kiek pliuso. Wow. Manom. Aš esu smarkiai nusivylas. Kas buvo? Eksperimentas yra minus 10 balų. Dėl ko? Va ten. Ten? Visa ta minėjo pro mane. Čiut nenunešė. Gerai, kad įsikabinau stulpą. Nes būtų buvę pizaka. Niekai. Ta prasme, žmonių. Faina buvo, kad buvom tam netikėtai tam toj šventėj, festivalį tam. Tai labai fainas experiences, be žmonių srautas to experience. Net kas. O kaip vasara būna, įsivaizduoji? Taip, o čia yra tokia legenda, kur yra tie poliai sustatyti, jie yra 13 metrų ir jeigu tu nušoki nuo jų, tai sako, kad tavo noras išsipildys. Tai yra nušokę apie 200 žmonių. Na, va čia va, čia taip žemyn. Tai 85% išgyveno, bet uždraudė šokinė dabar jau. Tai jeigu labai norėsit, nepavyks, ten stebi, žiūri, nenušoks. O gal šokam? Čia taip pat teka toksai krioklys, kur žmonės nusiplauna ranką vieną, kitą ir tada paragauja, atsigeria vandens. Tai čia šventas krioklys, kuris suteikia gydomųjų galių. Nežinau, ar gydais. Panašiau į antisanitarinės sąlygas. Nu ką, priešais mane Fushimi Inari Tori vartai, daug turistų, aišku, ir atvykom į žymiausią turbūt Kijoto čia tą šventyklą su daug raudonų Tori vartų. Įeidami į vartus pamatysit laputės, kur turi raktą burnoj, o kita turi tokį kamoliuką. Tai tas raktas simbolizuoja ryžių gausumą, derliaus gausumą, o ten burnoje yra kaip brangakmenis, yra ryžių sėkla. Tai irgi derlingumas ir visa kita. O kiekvienas šitas Tori geitas yra paaukotas verslų, kad sektųsi, kad verslas gerai eitų, kad klestėtų ir kad derliaus būtų, kaip sakom. Tai va, be tų verslų nebūtų ir šitų Tori vartų.
O visas šitas Torygeitų grožis atsiskleidžia tada, kada jūs einat atgalios. Nes čia yra visi užrašai. Čia rašo, kada paaukojo, koks verslas paaukojo, kas paaukojo ir panašiai. Tai va taip gražiai atrodo. Tie vartai nieko nesibaigia. Tai čia tokių vartų yra 10 000. Įsivaizduoji? 10 000. Kai kurie tori vartai turi tokią auksinę lentutę. Va čia už mane. Tai dažniausiai tai reiškia, kad šitus vartus paaukojo kažkokia tai šventykla. Labai graži šitą Inari Shrine. Rekomenduoju. Man labai patiko. Jo, bet reikia sakau pasidaryti, laikėsi mažiau kitoris. 1000 vartų. こちらお待たせいたしました。ありがとうございます。こちらお待たせいたしました。それで失礼いたします。Varėme į Ichiraną, populiariausia ramenų grandinė Japonijoje. Va, valgom. Čia atsidaro langelis, paduoda. Ir skanaus. Skanu? Paskutinis mūsų viešbutukas – Osaka. Taigi, kambariukas. Vonia. Dušiukas. Spinta. Rima. Tada lova didelė. Televizorius. Biznis kambariukas. Ir vaizdas pro langą. Legendinė Osaka gatvė. Su daug švieselių, upė ir bėgančių žmogumi. Va. Gaila, prastesnis oras šiandien. Galima būtų nueiti ant visokių pramogų. Galima prasplaukti ir laivu. Ir prasisukti su tokiu unikaliu apžvalgos ratu. Nu, bet nieko. Klasikinis užkandis. Aktapus. Rutuliukai. Karštašiai. Guminis aš žankojus. Gal labai karšta dva. Sunku įvertinti skonį. Osaka pilies gynybinės sienos. Gerai atrodo tikrai. Ir visos jos va čia pastatas be jokio cemento, tiesiog sudėtos į tarpukus akmenukai. Čia va geriau matosi. Nu ką, prieš mus garsi su gilia istorija Osakos pilis. Vau, pasiskaitėm, kas čia įvyko ir ką jinai reiškia. Tai čia yra labai gera istorija šitos pilies. Ir aš toj papasakosiu, nes čia yra čia būtina žinot. Wow. Žodžiu, šitose žemėse vyko 2 mūšiai. Tai buvo žiemos ir vasaros. Vyko 2 metus šitas karas užimti šitą pilį. Atėjo Tokugava, tų laikų geriausias, atsivedė 200 000 karių, bandė užimti šitą pilį. Nepaėjo vieną kartą, atėjo antrą kartą jau vasarą, atsivedė 150 000 karių. Viską nušlavė, sugriovė šitą pilį, viską sudegino, visus tos kitos dinastijos visus išžudė.
ir įsitvirtino kaip stipriausias valdovas. Ir prasidėjo Edo laikotarpis. Tai Tokugava tapo pats stipriausias Japonijoje. Šiaip Tokugava laimėjo tik tai per diplomatiją, nes po žiemos karo susitarė, kad paliksim šeimą gyvą tą kitą, jeigu užpilsit griovius. Ir žodžiu, užpylė tos griovius ir netesėjo pažado, atėjo vasara. Be jokios gynybos ta pilis liko ir ir nebėra. Dročis buvo. Jeigu nenorit laukti eilėj, būkit protingi, sudarykit klok programėlę ir nusipirkit bilietą 3,50 visos eilės praleidžiamos. Čia pavaizduotas vasaros mūšis. O taip va, kovoja. Į terasą. Einame lauką. Nu va, panorama. Ir labai daug žmonių. Pilis tokia kaip pilis, galima eiti dėl panoramos ir dėl štampų. Jeigu renkat štampus, tai čia net du yra. Nu jo, šiaip istorija irgi ten apie tos karus yra aprašyta, yra šarvai samurajų, bet šiaip tai, nu, toksai labai paprastas. Didžiulė liūto galva, šventiklėlė ir sako, kad išgąsdina piktasias dvasias ir visas jas praryja. Ką čia turi? Ojeto. Čia Vygantas sakė labai skanu. Ojeto, kaip skanu. Nu ką, pagaliau atėjom išbandyti tą conveyor belt sushi. Tai atėjom į kažkokį čia. Šalia mane sukasi sushi. Užsisakėm dabar per aparatą. Ir čia yra instrukcija ir angliškai, kaip naudotis, kaip užsakyti. Duoda vandenuko. Ir kai bus mūsų numeriukas, tai atvažiuos čia, pasiimsim ir valgom. Prašau. O rašo, to jau atvažiuos mum. Va, 21 čia, mūsų 16. Atvažiuoja mūsų, va. Shrimp Maja. Gerai. Čiumpu Shrimp Maja. Su beefu. Jau lėkštučių yra prikrauta. Dar atvažiuoja 16. Šitas koks skanutis. Ką man šitą sakai paėmė? Čiumpu. Krevetkas. Dar vienas. Dar vienas krevetkas. Ar atvažiuoja? Dar atvažiuoja. Mano krabai, snow krabai. Euras. Nu kažkas, 2 eurai gal. Nu kągi, prisivalgėm. Nedaug tų lėkštučių, kiek čia yra? 6, 8, 9, 10, ne? Kažkas toka. Tai kaip pavalgėm, skambinam zombaliuką. Skambink zombaliuką. Ir susimokam. Va taip mumis pasitinka sumo! Bilietus pirkau vasario pradžiai. Bilietų pirkimas man užtruko apie 4 valandas. Atsisėdau 2:30 kokių nakties ir pirkau iki ten 6:30 ryto. Tai va, bet man pasisekė. Turim bilietus į Grand Sumo turnament.
Ar jūs įsivaizduojate? Tai iš viso vyksta 6 grand profesionalūs turnyrai visoje Japonijoje. Ir kovo mėnesį vyksta Osakui. Visi tie turnyrai vyksta po 15 dienų. Jeigu jums pasiseks, varykit. Nes čia kol kas man labai patinka. Pristatinėja dabar visus. Čia geriausiai yra. 可对了。Numeta druska. Čia praeina vėliavos visas su sponsoriais. Daug rėmėjų turi. Tada teisėjas duoda ženklą, kad galima pradėti ir kova prasideda tada, kai abudu kovotojai padeda abudu kumščius ant žemės. Vienas padėjo. Va. Turi daug palaikymo. Va visas vėliavas. Už Žūrą. Mes irgi už Žūrą. Nes Osaka jisai yra vietinis. Čia žiauriai geri. Prieš Lievekus. 7 pergalės, 1 pralaimėjimas. Prieš 5 pergalės. Sąmonė kažkokia. Galėtų vienas prieš kitą būti. Antras rankingas. Ui, vis slepą dėjo. Davai. Geriausiai jisai yra antras geriausias pasaulyje. O dabar bus čempiono kova. Pasaulio geriausias sumo imtynininkas kovos prieš 4 pasaulio geriausią. Va čia tai bus kova. Mėto pagalvės visi. Wow! Čempionas pralaimėjo. Pergalės šokis šokamas. Čempionas pralaimėjo. Wow! Nuostabu. Bet labai greit baigėsi. Labai greitai buvo. Ką tik po sumo mes esam šoke. Patiko? Patiko. Čia geriausias experiences Japonijai. Būtinai must visit čia yra. Jeigu tik esat tais mėnesiais, kurie vyksta, susižinokit, aplankykit. Yra svetainės specialios, kada pardavinėt pradeda. Kada viską informaciją, nors ir 4 valandas reikės pirkti pan, bet paaukokit tą laiką, nes čia verta kiekvieno eurų ir kiekvieno centų. Čia yra wow. Tai yra kosmosas šoks. Tiek azarto, tiek emocijų, visko, tai crazy. Sumo yra beleką iš tikro. Crazy. Man tai kosmosas šoks išnešė visiškai. Nu ką, viskas. Baigės mūsų nuostabi kelionė. Paskutinės valandas važiuosime į aerouostą. Mūsų laukia ilga kelionė. Iš Osakos į Tokiją, iš Tokijo į Helsinkį, iš Helsinkio į Vilnių. 24 valandos kelionės.
Nu ką, viskas. Sumatysim Lietuvoj. Peace.